Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Su jumis vėl Greičio formulė, jau 31 mūsų epizodas ir šiandien su Arūnu turim svečią Gustą Grinbergą. Taip. Tai kol mes neperėjom prie tavęs, nes kai mes turim svečias yra esminis epizodo topikas. Like, share and subscribe. Šitas yra... Patiktukus spauskite, dalinkitės ir prenumeruokite. Taip. Čia būtinai, nes padedat kanalui augti. Tada primenam, kad yra Contribui platforma įvairiom dovanėliam, štai kaip mūsų kepurėlė paremti. Bus įdėta kažkur, aš vis neatsimenu, ar viršuje aš įdedu, ar apačioj tą Contribui logo ir QR kodą. Ir dar, ką aš dar noriu priminti, komentarus girdėjom ne vieną kartą, skaitėm dėl audio, dėl mūsų garso. Tai kol kas mes dar... Paieškų ir tobulėjimo kelyje. Tai nepykit, klausykite. Neišimtis ir šitas kartas tikimės, kad jau bus... Ne, jau padarėm tam tikrą patobulinimą, tai tikėkime, kad bus garso kokybė geresnė, tai parašykit. Bet blogiausiu atveju abi ausines įsidėkit į ausis ir bus daugmaž gerai. Jo. Tai šiandien taip, šiandien pratęsim dar praeito epizodo klausimą, ten bent jau dalį, to atsimeni tokio ilgo, įdomaus. Taip. Pabandysim atsakyti tada. Bet gal apšilimui reikia mūsų svečią šiek tiek pristatyti, kad žmonės pradėtų googlinti, kol mes, taip sakant, kitus dalykus šnekėsim, kad susipažintų ir jau geriau už mus žinotų, kas yra mūsų svečias, ką jis veikia. Tai svečias ir spa ir Vengrija. Ir viskas, aš. Tai Gustavai, papasako gal labai, žinau, trumpai, arba jeigu nori, gali ilgiau. Kodėl tu manai, kodėl tu atėjai su mumis paplepėti į Greičio formulę? Kas tave sieja su lenktynėm, su Formulė 1 galbūt kažkurio prasme ir su panašiais benzingalviškais dalykais? Formulė 1 gal nėra, kad labai daug, bet su lenktynėm bendrai tai nemažai. Aš pradėjau kartingais lenktyniauti, man kiek buvo 5 turbūt metai. Kaip Verstappenas beveik. Taip, visi realiai tokiu metu. Jeigu turi, kaip sakyti, idėjų apie tai, kad norėsi sieti savo ateitį su lenktynėmis, tai ko gero reikia anksti pradėti, ar ne? Nu, kaip ir bet koks kitas sportas, ar futbolas, ar krepšinis, jeigu tu pradėsi 15, yra tokių gal talentų keli, kurie išauga vienetai. Labai reti. Beje, buvo, jo. Pertrauksiu trumpai, Takuma Sato, atsimenat tokį? Buvo toks, jo. Pirmą kartą gyvenime už kartingo vairo atsisėdo 18 metų. Pirmą kartą gyvenime. Dviračio komandoje lenktyniavo. Dabar jau sudėtingiau. Dabar be šansų. Dabar labai jau sudėtingiau. Tai po kartingo sėdau į prototipus, į ilgų distancijų lenktynės, tai Europos Le Mano serija ir laimėjau Azijos Le Mano seriją su Lampedu prototipu. Tai, o kokiose trasose Azijos Le Manas? Tai iš tų formulės žinomų, tai ne, Malaizija buvo, o toliau buvo The Bend Australijoje, ten nauja tokia trasa pastatyta, į kurią MotoGP. Jo, dabar ten ir, V8 Supercars, aišku, ten vyksta ir jų vietinės lenktynės, bet dabar ten, kaip suprantu, ir klausimas dėl MotoGP ir Superbike'ų, kad jie irgi tenais. Kadangi kraustas iš Filipų Islando ir Buriramas, Tailandė, kur irgi MotoGP vyksta. Tai ne tiek gal formulės gerbėjų. O Azijos čempionatas LMP2 kategorijoje apribotas, ar ne? Jo, nuo šių metų, nuo artėjančių metų jau leidžia Hypercarus, bet kaip ir Europos Le Mano serija iki šiol buvo LMP2, LMP3 ir bet LMP2 jau... Tai tokia šiaip konkurencinga, nes labai technika, panaši, švelniai tariant. Arba vienoda, kiek tu ten, taip sakant, su nustatymais ir panašiai. Daugiau tikrai yra komandos ir vairuotojo klausimas, nes pačios komandos nieko priburti negali, ką turi, ką gamina gamintojai, kuriem yra leidžiama gamintojai klasiai. Bet tai čia rimtas, čia toksai paskutinis žingsnis nes ko gero LMP2 irgi jau profesionali gana terpė gaunasi. Tai yra vis tiek... Ar gali nušviesti, kad yra ir tokių. Papasakok. Žiūrovom įdomu. Tai vis tiek yra Pro-Am vadinama klasė, kad turi būti ir tas vadinamas džentelmenas lenktynininkas, kuris... Verslininkas. Jo, verslininkas. Kuris turi pinigų. Kuris gal netiek patyręs.
ir leidžiama jau turėti ir tų profesionalų, kurie už tai algą gauna. Kitaip nei Hypercaras, kur yra tik profesionalai, o visos klasės po tuo yra realiai, kur privalomas yra tas džentelmenas, apart ten GT3 tokiam kaip SPA 24 ar Nürburgringo 24 ar IMSO irgi GTD Pro yra klasė, kur irgi... IMSO čia amerikietiška. Jo, kaip bet dabar Amerikos Le Mano serija. Techninius reikalavimus jie labai suvienodino, tai va tas yra gerai ir dėl to man taip atrodo, mano nuomonė, tas bumas dabar gamintojų yra į endurance čempionatą pasaulio, kadangi jie gali faktiškai techniką naudoti ir tam čempionate, ir tam ir panašiai ir taip toliau. Tai yra, kaštų efektyvumas didesnis žymiai išleistų pinigų ir panašiai. O kažką teko sutikti trasose iš nežinau, ten iš esamų, iš buvusio Formulės 1 pilotų, galbūt ten Kubica, atsiprašau, lenktyniavo irgi LMP2, bet jis europinė. Tai Formulėje 1 buvusių Formulės 1 lenktynių, kai kurie trumpiau buvę, kiti ilgiau, bet endurance čempionate daug yra, visada. Kolapinta tikrai važiavo, kai aš ir Sargentas važiavo, kai aš važiavau LMP3, jie važiavo LMP2. Dėl Kubicos nepamenu. Ar jisai... Ar mes... amžiaus skirtumas. Ne, bet jisai, kad važiavo kažkur tame tarpe, tai tikrai, bet aš tiksliai nepamenu, ar mes susikirtom kažkada ar ne. Kaip Kolapinta? Kolapinta, tai aš su juo ir kartingė lenktyniavęs. Ir net kažkur yra nuotrauka, kur mes viens kitą įvažiavęs. It's just an incident. Just an incident. Faina, matai. Tai tų, kas dabar nuėjo į Formulę, tas pats Antonelis, jisai jaunesnis už mane, tai aš dar jį prisimenu, kaip jisai junior ten tose serijose kartingų važiavo. Tai tų, kas nuėjo į Formulę, tai visą laiką, kiekvienoj toj generacijoje visi po truputį ten daina tie, kurie buvo greičiausiai. O apie Kimį, čia tiesa, kad, aš nežinau tik kuriais čia metais buvo, čia buvo istorija, kad kažkas ten jį pradėjo kaltinti, kad čia jam per geras variklis sudėtas, ten kartingė, nežinau kelintais metais, bet kad jam per geras variklis sudėtas, kad tai jam pakeitė variklis ir pradėjo važiuoti dar greičiau. Dėl šito nežinau, kadangi ten tam tarptautiniam kartingui vis tiek yra labai daug tų motoro tunerių, tai aišku, kad greičiausiam driveriui tuneris duoda greičiausią motorą, čia natūralu. Tai ką jisai gaudavo ir kas jam ką pakeitė, turbūt jisai vienas pats ir jo komandos vadovas turbūt tik ir žino, kas ten iš tikrųjų pas juos vyksta. Gerai, bet tai, kad ir kalbant apie tuos tunerio, kuris vienas, tarkim, gamina tuos variklius, ruošia, tai, ne visi jam gaunasi idealiai, ar ne, bet koks gali būti skirtumas tarp labai gerai pavykusio ir mažiau pavykusio. Tų tunerių yra daug, kadangi bent jau kartingai yra labai daug tų motorų gamintojų, tai kiekviena komanda turi savo tunerį arba... Specialistą kažkokį. Jo, arba bent jau kelios komandos ima iš vieno tunerio. Tas skirtumas, kadangi ten tie marginai tokie mažiukai, tai ten gali būti iki arklio galios vienos pusė, bet kartingė efektas... Viena arklio galia nemažai reiškia. Tai efektas yra labai labai didelis ir... O tai gerai, ten kvalifikacijoje kokie skirtumai laiko? Į sekundę matyt visi telpa ten. Ten 80 sutelpa laisvai. 80. Ne, bet ir trasa, aišku, trumpesnė gal ten, ne pusantros minutės. Ratas ten apie minutę. Paimkime average, tai apie minutę. Tai čia kaip kartingui ilgas ratas, sakyčiau. Tai pasaulinio vis tiek kartingo tos trasos, jos truputį ilgesnės, ten apie 1,5 kilometro, tai bet pastatytum ir ilgesnę trasą, vis tiek tie skirtumai labai labai maži, nes visi labai greiti ir ten jau labai labai priklauso nuo vairuotojo, nuo kaip setupas tuo metu, labai labai daug sudedamų. O Baltijos šalyse yra kokia nors tokia tarptautinio kartingo trasa, kokia nors, nežinau, nes aš atsimenu tik vieną Latvijų Kandavą tokia buvo, nežinau, ar jį dar iki šiol. Jinai dar, man atrodo, jinai dar egzistuoja, bet... Pasaulio pakrašty tokiam, bet žiauriai faina. Tokio, kur galėtų vykti tos pasaulinės varžybos, ne.
Nu, vien tik infrastruktūros trūksta, nes tenais jau komandos atvažiuoja su didesniem fūrom ir palapinėm. Ir reikia nu, žmonių, jo, ir ant, Formulė taip sakant, 3, jo. ant čiužinio nepaguldys jo, jo makes laukia. Nu tai bus turbūt ta, kur čia mes su Jonu šnekėjom prieš metus, tai reikės pakviesti dar kartą, jisai papasakos apie projektą LMP lietuvių. LMP beje vadinasi, Jo, Lithuanian Motorsport. Ok, o Formulė 1 kada, ar susidomėjai, kada, ar kas žavi, vat, ką gali apie Formulę 1 pasakyti iš savo perspektyvos? Nu, susidomėjau turbūt tada, kai pradėjau, dar anksčiau turbūt netgi negu pradėjau važiuoti kartingą. Čia, nu, kaip ir natūralu, jeigu tau tas įdomu, tai vis tiek Formulė 1 yra tas aukščiausias turbūt kiekvieno tikslas. Kažkada vėliau supranti realybę, kad tenais pakliūti yra labai labai sudėtinga ir turi labai labai daug dalykų tau pasisekti, būti teisingoje vietoje, teisingu metu, bet ta Formulė 1 vis tiek visą laiką stebi, įdomu. Gal kažkiek tas sportas tapęs labiau šou, bet turbūt senai, kad taip gerai laikytųsi komandos. Tai turbūt, kad taip ten... nebuvo tikrai. Kad tai tapo jau ne tik, na, tokiu garbės reikalu, ar ne, bet kad tai generuoja pajamas. Net tom komandom, kurios, na, nelabai rodo rezultatus, nes negali visi rodyti rezultatą. Net jeigu pagamintum 22 Mercedes automobilius, tai vis tiek būtų tie, kas laimėjo. O turėjai kažkada nuo pat pradžios kažkokį mėgstamą lenktynininką ar komandą, ar kaip tai evoliucionavo? Man visą laiką Fernando Alonso. Fernando Alonso? Jo. Šiemet... Čia yra spalva... Ne, čia visiškai atsitiktinai. Šiemet gal pas jį liūdniau, bet jo pats važiavimo stilius, kaip jisai iki šiol lenktyniauja, kad pas jį dar kažkaip yra motivacijos važiuoti, ten startuoti iš paskutinės, pakilti į top 10 pirmam rate, o po to po truputį labai greitai nukristi atgal tą paskutinę, tai jo, ir kaip jisai, aišku, ne tik formulį važiavo, jisai ir Le Mane važiavo, ir Indy 500 važiavo. Vos Indy 500, aš atsimenu, ten buvo likę paskutiniai 5 ar kažkiek tai ratų. Apie ten 30-40. Jo, ir jam baigėsi kažkas tai. O važiavo 5, ne? Kažkas. Važiavo toj grupėj. Jisai toj pirminiai, tam išsekėsi. Ten, man atrodo, Indys yra toks, jeigu savo užduotį keli pirmauti, ar ne? Tai ko gero tą, na, neilgam laikui gali savo garantuoti tam tikrais būdais. Bet čia jau buvo prie pabaigos, čia jau buvo strategiškai. Jisai ir pirmavo, ir važiavo priekį, bet tiesiog pasibaigė. Man labiau įdomu buvo, kai jisai, na, Le Mane važiavo, bet man Imsoje patiko, kai jisai važiavo, neatsimenu su Acura komanda, neatsimenu su kokia net komanda važiavo. Ir teko kartais pribėgamai žiūrėti tas lenktynės, žinai, ir sėda žmogus ir, žinai, ten 2 sekundės iš kažkur atsiranda, žinai, diedukas, žinai, ten žmonės, nu, kaip sakyti, irgi specialistai, jie, nu, žinai, jiems tos trasos žinoma, Daytona, ta, žinai, vėlgi specifinis labai daiktas, žinai. Nu, žinai, bet... Bet čia pasireiškia, va, tai turbūt dėl ko Gustas ir nu, pamilo Alonso, ne, tas momentas, kad jis į bet ką atsisėda ir... Adaptuojasi greitai. Greitai adaptuojasi, randa, kas daro skirtumą didelį ir randa būdus, kaip tą pasiekti. Nu, šiaip jo, yra kietas lenktynininkas ir 2 kartus čempionu tapęs, bet dėja nepavyko. Šiaip tai galima sakyti, kad 3. Koks skirtumas? Kiek jam ten gal 10 taškų trūko, kad jisai 5 kartus pasaulio čempionas būtų kažkas tokio. Žil Vilnevas nebuvo ne kartą čempionu. Bet jį, aš manau, net jaunimas žino. Net tame reikalas, kiek tų kartų čempionai. Žinai, yra žmonių, kuriems tai svarbu, bet tie žmonės nėra tikri sporto fanai, o jie daugiau tokie pergalių fanai. Va, žinai, ir tapatinimo savęs su žmogumi, kuris laimi, žinai. Tuo metu. O kodėl jisai laimi, kaip jisai laimi, jiems visai mažai rūpi. Na, čia mano požiūris, galite nepritarti. Gerai, dar tada apie lenktynės, kaip matai
šį sezoną, ar už kažką sergi ir jeigu sergi ar nesergi, net nepriklausomai nuo to, kaip tu matai čempiono titulą, kam jisai gale dienos atiteks. Turbūt sudėtingai dabar bus iš Antonelio jį atimt, bet aš, sergu už Alonso, bet, tolokai, bet jeigu ne Alonso, tai tas, kas antras važiuoja. Nesvarbu, kas antras važiuoja. Tas, kas tu mėgsti, žodžiu, challenge. Jo, o tada, kai antras aplenkia pirmą, tada aš vėl už tą, kurį tik aplenkia. Va čia yra sportas. Nes man įdomu pamatyti gražias lenktynės, kovą, kas laimės, man kaip ir labai didelio skirtumo nėra, tai man svarbiau įdomias lenktynės pamatyti. Tai aš visą laiką už tą, kuris antras važiuoja. Smagu. Čia savokos sportas apibrėžimas. Pažįstami dalykai. O tu kiek nors domėjaisi tuo naujų techninių reglamentų, kuris čia kelia daug triukšmo ir iš pačių lenktynininkų, ir iš žiūrovų. Ypač dabar buvo paskutinės lenktynės, kurias mes šiek tiek aptarsim Belgijoje. Tai matyti tokia viena iš nedėkingiausių terpių naujo techninio reglamento automobiliam buvo Spa trasoje. Ir tas pirmas ratas, kai ten visi vieni kitiem pro ausis važiuoja. Biškai gluminantis vaizdas, tiesą sakant. Kažkuo man priminė tą mažąjį finalą futbolo čempionato dėl 3 vietos tarp Anglijos ir Prancūzijos. Kažkuo man priminė tas pirmas ratas Spa lenktynių. Aš nesupratau, ar aš futbolą įsijungiau, ar kas ten vyksta, ar krepšinį. Pas mane gal kažkiek nepopuliari nuomonė, kad man visai patinka. Aš suprantu driverių pusę, kodėl turbūt vairuoti šitą daiktą gal nėra pats smagiausias dalykas. Ir ypač, kai tu antiek priklausomas nuo tos baterijos. Bet iš kitos pusės šou tikrai geresnis. Palyginus su ankstesniais metais, čia turbūt sunku būtų kažkam ginčytis, kad šiemet daugiau lenkimų, paprasčiau padaryti lenkimus, kai kažkas prisivėja. Ir ne į vieną pusę, ne? Nes anksčiau būdavo pasyvinų, kai DRS įvedė, tik tai tas, kuris vejasi, jam pliusas, o tas, kuris ginasi, nieko. Ne? Bet dabar tai gali kisti keletą kartų. Aš tai kitaip žiūriu, aš gal sakyčiau, taip, reikalauja dar balansavimo, tai yra reikalauja įsikišimo, pakeitimų tam tikrų dalykų optimalizavimo. Bet kita vertus, kiekvienas lenktynininkas, jisai turi tam tikrą, priemonių arsenalą. Automobilis, ten tokie sparnai, tokios padangos, tiek kuro, ten toks variklis, tas, anas, 5 ir taip toliau. Ir visa tai yra kažkaip kitais dar būdais ribojama. Ir jisai tame ansamblyje visko, jisai turi rasti, kur jisai gali gauti persvarą prieš kitus varžovus. Tai yra, kad, taip, dėl daugelio dalykų galvoja komandos, daug labai gerų specialistų, apsiginklavusių labai modernę įrangą ir techniką, analizė, studijavimo ir taip toliau, ieškojimo dalykų, bet pats lenktynininkas irgi, turi, Alonsas beje, vienas iš tokių lenktynininkų, kurie pasižymė labai kompleksiškų požiūrių ir ne tik tokiu, kad sėdžiu ir galvoju ir sugalvoju, bet jisai važiuodamas turi likutinę, procesoriaus rezervą tam tikrą, kai vykdo visas vairavimo operacijas ir panašiai, jisai stebi lenktynės ir kartais pamato galimybę jų eigą kažkaip pakeisti savo naudą. Tai, man bent jau Alonso vienas iš tokių argumentų, kodėl jisai gali žavėti tikrai, tai yra toks aspektas jo. O kaip tu, Gustai, manai, sakai, patinka tau šis reglamentas, tas driverių perspektyvos capacity, ką ir Arūnas minėjo, keisti nustatymus turėtų omeny, kada reikia ką įjungti, ten sparnus atidaryti, uždaryti. Nes sparnus atidaryti čia yra, kaip sakyti, čia yra automatiniam lygyje sparnų atidarimo. Tai nėra, kad Ne, paspaus tą mygtuką, tai čia yra, jie užsimerkia tada. Kada paharvestinti, kada išleisti, žinai, Čia toks ekstra
nedidelis ekstra dalykas, prisidedantis prie viso to, kad jie keičia diferencialą, keičia balansus, Stabdžių balansą, keičia migraciją stabdžių, keičia engine brakingą, kuris visas buvo iki dabar. Tai aš manau, kad tas workloadas turbūt labai stipriai nepasikeitė, ypač kai jie dabar jau priprato. Pirmos lenktynės, tai aišku, kad buvo sudėtingos ir matėsi, kaip jie ir nelabai išsiaiškino iki galo, kur ten tą bateriją atidaryti ir kur apsilenkti. Aš iš vairuotojų pusės tik kartais, kai tu neturi tos baterijos, arba ypač kvalifikaciniam rate tu ją išnaudojas, tai suprantu, kodėl kartais gali būti gan frustrating, kai tu lieki su 500 arklių. Čia kaip Russellui buvo po starto. Jo. Bet vadinasi, jisai kažką darė apšilimo rate? Na, Mercedesas pripažino, kad buvo kažkokia problema, kuri ne tik Russellą ištiko, na, ne vienodame lygyje, daugelis pilotų turėjo su Mercedes varikliais, turėjo kažkokių problemų, kame ta problema neaišku, bet na, ten tiesioja greitis akivaizdžiai skiriasi, ten 307 km per valandą, man atrodo, Russellą buvo, kai ten jo varžovai 322 ir taip toliau. Na, kaip plika akį matėsi ten, išvažiavo. Tai va, gerai, ką čia dar? Tai gal mes jau taip jau įslydom į Belgiją, tai gal slystam, o paskui gal rasim aspektų, kuriais galim dar pakalbinti mūsų svečią. Ir dar galbūt... Dar gandų mes turim kažkokių? Dar turime... Dar... Klausimą turėjom tokį ilgą kompleksinį vieną kartą, tai bent jau dalį, nes karvedys, kuriam jau išsiunčiau kepurę praeitą savaitę, tikiuosi gavo. Uždavė klausimą visam sezonui. Tai vat viena iš dalių galbūt įdomu išgirsti apie didžiausius skandalus F1 buvo tokia klausimo dalis. Tai galim nediskutuoti giliai, bet kam kas šauna į... Ne, tai aš manau, kad skandalą. Jeigu rinkti didžiausią skandalą, tai yra vienas kandidatas realiai. Nes ten visa kitka yra, kaip sakyt, smėlių užpūstoma labai greitai ir naujas kitas skandaliukas į vėl. Bet gal čia taip? Tai matyt, kalbam apie tą didįjį konfliktą tarp, na, tai nebuvo tarp Hamiltono ir Alonso konfliktas, bet McLaren komandos šnipinėjimo skandalas prieš Ferrari. Taip matyti reikia įvardinti tą situaciją. Kuri, aišku, aš spėju, kad visas tas tyrimas ir visi rezultatai to tyrimo toli gražu nėra visi atspindėti ir išviešinti. Tai yra, kad mes esam tokie, na, labai iš tolo stebėtojai to, kas ten vyko. Na tai prastas žmogus, kuris rinko informaciją Ferrari komandoje ir tą informaciją perdavinėjo McLaren komandai. Tas buvo nustatyta, na ir tai yra, na sakyčiau, didelis šnipinėjimo skandalas. Ir iškėlė tą klausimą beje Fernando Alonso, ne? Iškėlė, kaip... Ten jis jau buvo nebepatenkintas. Ten matyt buvo daug šalių žinančių daugiau ar mažiau apie situaciją. Ir kaip ir vėl kito garsaus labai vėlgi skandalo, kuriame irgi sudalyvavo Alonso kaip beneficiaras, ar ne? Kai Pikė Singapūre avariją padarė, ar ne? Tai ir tuo atveju, aš manau, išlindo ta įla iš maišo tada, kai, na, kažkieno interesai buvo pažeisti. Kai kažkas norėjo savo žiniomis pasinaudoti tam, kad gauti kažką. Tai tas pirmasis, jeigu galbūt kas nežino arba neatsimena, tas pirmasis įvyko 2007 metų sezone, kai McLaren važiavo. Čia pirmas Hamiltono sezonas buvo. Pirmas Hamiltono sezonas, taip. Ir kur Ronas Denisas realiai nesutvarkė tos situacijos, kaip vadovaujantis komandai lenktinių, turbūt tą perspektyvą labiau matai arba žinai, ne, kaip turėjo arba turėtų pasielgti komandos vadovas. Yra turbūt, kam, pavyzdžiui, praeitą savaitgalį Palangoje vadovau, yra truputį kitokio personality, manau, žmonės negu Hamiltonas ir Alonso. Plus, jeigu ypač tai yra ilgų distancijų komanda, tai visi viduje tos komandos nori laimėti.
Jo. Ir jie visi su tą pačią mašiną važiuoja. Tai kenkti viens kitam, labai neprotinga būtų, nes tu automatiškai kenki savo. Bet tarp jų dviejų, manau, kad šiaip sudėtinga turbūt. Labai Denisui sudėtinga buvo situacija. O nėra panaši ta situacija būtų buvusi, jeigu Ronas Denisas, jeigu Ronas Denisas būtų pasielgęs 2007 metais taip, kaip Frankas Williamsas pasielgė 96, kai atėjo Žakas Vilniovas su Damonu Hillu ir jisai taip pat pelnė kelias pergalės, pretendavo iki, neatsimenu kelinto etapo, pretendavo tikrai į titulą, bet jam buvo pasakyti, žiūrėk, šitas pas mus šiemet taps čempionu, o tavo laikas ateis. Ir jisai buvo pasodintas ant suolelio. Netgi teko jam praleisti Damoną Hillą kažkelintose lenktynėse. Ir Damonas Hillas tapo čempionu, o kitais metais Žakas Vilniovas tapo čempionu. Tai vat Ronas Denisas, jeigu taip būtų suvaldęs situaciją su Hamiltonu. Bet ar kas jo būtų klausęs? Aš manau, kad, kaip nebūtų. Tu esi vadovas, tu privalai padaryti taip, kad tavęs klausytų. Nes kitaip, tai kam tu kvietėjai Alonso į savo komandą? Koks tikslas? Ten daug krištolinių rūmų buvo pristatyta ir buvo bandoma juos išsaugoti. Ir va tada, kai tu negali pasirinkimo pagrindinio padaryti, tos linijos pagrindinės, tu tada susiduri su tuo, kad viskas dūžta į šipulius ir nieko negali surinkti. Na, tai va, tai skandalo prasme turbūt irgi sutikčiau, kad čia didžiausias ir jisai pasibaigė kaip pripažino FIA specialiai surinktas teismas, kad McLaren... McLarenas milžinišką baudą turėjo, kaip ten buvo suformuoluota, kad in possession of confidential Ferrari data. McLareno, man atrodo, konstruktorių taurės taškai buvo panaikinti. Taip. Ir $100 milijonų bauda. Ja, tai tais laikais 100 milijonų tai buvo... Čia 8 turbūt nusprendė, ar 7 galiausiai. Ne, 7. Dar kosmosas. Na, aišku, bjauriausias, ko gero, atvejis tai tas su Piquet avarija ir Alonso pergalė Singapūre. Čia numeris 2. Bet vėlgi, aš tikiu, kad tokių atvejų Formulės istorijoje buvę 10, jeigu nedaugiau kaip 10. Bet neiškilo toks interesų konfliktas, kuris vieną pusę kaip ir pastatė į šantažuotojo vietą ir va, žiūrėk. Jeigu tu manęs išmeti, tai tada aš metu ant stalo tą, žinai, ir taip toliau. Ir čia Piquet, aš suprantu, šeima, čia ir tėvas, manau, sudalyvavo labai, kad jie ištraukė viešumą tą faktą, koks jisai ten buvo. Aš, žinai, galvoju, kažką Piquet jaunesnysis sugebėjo gerai daryti. Tai jeigu ten surežisuotas buvo ta avarija, tai vat ko gero vienas dalykas, ką Piquet jaunesnysis sugebėjo tikrai gerai daryti, tai padaryti avariją tokią, kurioje jisai nenukenčia, kur sustabdomos lenktynės reikiamų metų, reikiamoj vietoj ir tavo, reiškia, komandos draugas pagal scenarijų gauna visus tuos bonusus ir laimi lenktynes. Nors, žiūrėk, dabar, tarkim, padaro kažkas avariją, stabdo lenktynes ir kaip tu turi visą tai atlikti, kai dar yra 21, gerai, tuo metu buvo 19 kitų dalyvių. Nebuvo praktikos stabdyti lenktynių, nebuvo praktikos visi žinojo, kad jeigu kažkas atsitiks, bus safety caras, daugiau nieko nebus. Tai todėl pasiėmė į boksus Alonso, jisai pasikeitė. Sudaužyti mašiną tikrai nėra sudėtinga. Nėra sudėtinga. Tuo labiau, kad jisai praktikavosi, man atrodo, free practice. Piquet tais metais, free practice 2 ir free practice 3 toj pačioj vietoj padarė suktuką. Pasižiūrėti turbūt. Ten gaziuko šiek tiek užspaudė daugiau ir apsisukė. Tik tai ne į sieną. O čia gaziuką ir dar vairas susukė. Tai čia turbūt šitas skandalas numeris 2. Jo. Numeris 3 nežinau. Pasiekmės Briatore buvo išspirtas iš Formulės 1, ar ne? Taip, Briatore buvo uždrausta, tai dabar jis sugrąžintas.
o jaunesnio Pikė karjera, taip sakant, geso. Specialiai atidariau ir pažiūrėjau, nu, ne tai, kad geso, Formulės L čempionas 14-15 metų ir dar antroji vietoje Porsche Endurance 2020 ir dabar Stock Car Pro serijos, tai čia Brazilijoje trečias važiuoja šiemet. O kada važiuos savo gatvės čempionate per pirmą numerį? Šiaip tas Brazilijos čempionatas labai stiprus. Tenai susirenka. Ten dar Rubensas važiuoja. Jo, Rubensas važiuoja ir susirenka daug tų, ypač, kas Endurance važiuoja. Masa tai ten važiuoja. Dažnai susirenka, čia jų toks kaip vietinis naskaras, turinkarų serija, kažkas tokio. Tai Rubenso, jeigu ką, 54 dabar. Rubensas 4. Alonsas dar turi laiko. Jo, Felipe važiuoja. Bet šiaip Brazilija savo lenktynininkais žinoma, ne tik tai Formulė 1 ir ten VTCC, ten Augusto Farfus. Emersonas Fittipaldis atidarė, ko gero, akauntą Brazilų Formulė 1 tokių rimtų. Turbūt. Ir kai pamatai jo nuotraukas, patį Emersoną pamatai. Tai žinai, tai asmenybė, žinai. Tai jis vizualiai skiriasi. ir viskas, kaip žmogus šneka. Žinai. Tie auksiniai charakterių laikai. James Hunt ir visą. Gerai, čia mes jau nugrybavom. Gerai, tai apie skandalus tiek. Toliau turbūt apie buvo klausimo dalis. Žinai, apie duomenų vagystės, tai čia tas pats. Apie duomenų vagystės. Aš sakyčiau, kad man labiausiai kaip įspyrė šis klausimas, tai ne to, kad ten skandalai ir tas, anas, bet įspyrė į užpakalį ta prasme, kad mums reikia reguliariai bent trumpą ko nors pristatymą iš Formulės istorijos padaryti. Papasakot kažkokią trumpą istoriją, paskui žmonės šiais laikais turi galimybės neribotas gilinti savo žinias, jeigu jos sudomina ar ne. Bet aš trumpai norėčiau, kadangi teko čia kažkuriuo metu susidurti ir aš buvau įlindęs biškį, bet dėl savo atminties, aš jau dabar sunkiai atgaminu, tai aš paprašiau pagalbos, kad surinktų faktus apie vieną tokį, nes mane pavyzdžiui žavi ne patys žmonės konstruktoriai, bet kaip žmonės konstruoja Formulės 1 bolidus, kurie suvaržyti tiek daug apribojimų ir tie apribojimai yra vis didinami, nes aš dar atsimenu laikus, kai Formulės 1 tas federacijos rulebook toksai buvo tokio storio knygelė. Dabar, matyti, jau į knygelės nieko nekiša, nes dabar viskas yra skaitmenoje ir taip toliau, bet dabar yra taip milimetrais viskas suskaičiuota, reglamentuota tuo požiūriu. Tai tais laikais buvo viskas laisviau, bet kaip žmonės matydami tokią visumą daugybinių įvairiausių pačių apribojimų, sugeba pamatyti toj visumoj kažkokį tunelį, kuris kartais ribojasi su užribiu šiek tiek, ar ne? Kai tu ieškai kažko, kas tau suteiktų pranašumą. Ir padarai arba greičio dėžę iš berilio, arba dvigubo difuzorių. Tai vienas iš tokių žmonių, kurie Formulės 1 istorijoje, konstruktorių, kurie Formulės 1 istorijoje būtent darė tokius dalykus. O toks buvo žmogus tikrai ne vienas. Toksai buvo Gordonas Murray, šiaip iš Škotijos išeivių šeima į Pietų Afriką, gimė Pietų Afrikoje, mokėsi Pietų Afrikoje ir atvyko gal vėliau, daugiau negu 20 metų atvyko į UK, tikėdamasis gauti darbą pas Coliną Chapmaną. Colinas Chapmanas tuo metu irgi korifėjus Formulės 1 konstrukcijos, įkūrėjas Lotus komandos ir Lotus automobilių gamybos įkūrėjas ir ilgametis konstruktorius, ir kurį prisimena matyti žiūrovai labiausiai iš tokios kepuraitės, kurią jisai nešiodavo, ir jeigu jo pilotas laimėdavo lenktynes, tai jisai tą kepuraitę mesdavo ant finišo linijos. Dar buvo ne tie laikai, kaip dabar jau geriausiu atveju tas
komandos vadovas stovi per 20 metrų prie monitoriaus nuo finišo linijos, o tais laikais ten bėgdavo su vėliavo paradais. Važiuodavo taip. Mojuoti šachmatinį finišas, viskas. Tu laimėjai ir tu gyvas. Va, tai tas Gordonas Murray, jisai negavo darbo pas Coliną Chapmaną, bet jisai susipažino su Taronaku tokiu. Tuo metu tas Taronakas buvo pagrindinis Brabham ekipos konstruktorius. Ir jis jį pakvietė į Brabham komandą ir netrukus tą komandą įsigijo toks labai gerai vėliau žinomas Formulėje 1 bičias Bernis Ecclestonas, kuris ne tik prieš tai prekiavo automobiliais ir panašiai, ir pamatė galimybę toje formulėje kažkaip generuoti pinigus. Ir jis pradėjo burti komandas aplink save, į šalį nuo federacijos ir organizuoti komercinę pusę formulės. Ir kai Bernis nupirko Brabham komandą, jisai pamatė to Gordono Murray idėjas, nes jo idėjos, kiek aš atsimenu, buvo labai artimos būtent Chapmano idėjom, kad automobilyje neturi būti nieko, kas yra pašalinis, kad svoris lenktyninio automobilio yra didžiausia vertybė, visa kita nublanksta absoliučiai. Labai panašu, tarp kitko, į tas. Ir jisai sukonstravo BT, man atrodo, 44 tokį. Aš dėl ko tuos Brabhamus atsimenu iš tos priekinio tokio, tuo metu tai nebuvo sparnas, toks aptakas, toksai su tokiom dviem skylėm tarp ratų ir centrinės dalies. Ten, man atrodo, ar tepalo radiatoriais ar kažkas. Jo, labai charakteringas veidas ir, taip, rėmėjas, aš jo pavadinimo neįvardinsiu, bet irgi labai derėjo su forma paties automobilio, jo dažymas ir buvo labai charakteringas. Ir tarp kitko, tą priekį Brabhamas išlaikė ne vieną sezoną keičiantis modelę. Bet kuo tas 44 buvo įdomus, jisai netapo čempionu, bet Gordonas Murray rado būdą, kaip pagerinti srautą galiniam sparnui. Jisai bolido galą padarė tokį siaurėjantį gražiai, suvienodino srautą ir galinis sparnas efektyviai tam automobiliai dirbo, kadangi jeigu gerai prisimenu, naudojo Brabhamas ar Alfa Romeo obuosicinį variklį. Panašiai kaip Ferraris tuo metu turėjo 12 cilindrų variklį. Paskui kitas, va čia, 49, tai šito 44 gal daug kas neprisimins, bet BT49, tai toksai automobilis strėliai vadino, toks smailų priekių Brabhamas, Parmalat, kadangi tai nėra alkoholio. Vienas, jo. Taip. Aš sakyčiau, kad vienas iš tikrai labai gražių, nuomonės gali skirti žmonių, bet labai gražus automobilis. Su tokiu smailu kaip strėlės priekiu, sparnu, nusklemtų priekiniu tokiu, paskui radiatoriai tokie uždegiantys tarpą tarp bolido kėbulo ir didelių galinių ratų, ar ne tokie, atrodo didelį pasipriešinimą turintys. Ir paskui vėlgi irgi nusklemtas galinis sparnas. Gražus automobilis labai. Ir Piquet su juo tapo čempionu. O kokia jo idėja buvo? Šitas automobilis atėjo... Čia 52 buvo, ne? Čia Chem 9. Chem 9? 81 metais Nelsonas Piquet laimėjo. Čia aš pasakoju apie 52. Garantuoju. 49 buvo tipinis tas... Nepanašus irgi, jo. Nepanašus. Gražus iš tikrųjų 52, o 49, ką reiškia Gordonas Murray sugalvojo, tuo metu buvo uždrausti tie sijonėliai, kurie spyruoklių pagalba prispausdavo tokią plokštelę bolido šonuose prie asfalto ir tada Venturi efektas būdavo maksimalus. Turiu omeny, kad čia viskas į galą buvo sudėta, todėl jisai... Tai ne, aš pradžioje apie 49 grįšiu.
kur sumaišiau, Nes su šito irgi Pikė laimėjo titulą. Irgi, ir su taip. to, ir su šito. Tai va, o tas 49, kame aspektas buvo, kad federacija suprato, kad tie automobiliai pasidarė per pavojingi, nes jeigu po tuo vadinamu sijonėliu, ta plokštelė pakliūna koks nors akmenukas, posūkėje, tarkime, kur tu daugie vystai didelę prispaudžiamąją galę, tai automobilis nevaldomas. Ir federacija nusprendė, kad reikia apriboti, clearance vadinamą, tai yra prošvaisą minimalią padaryti. O Gordonas Murray sugalvojo, kad, kaip jie matuos prošvaisą. Tai boksuose atvažiuoja į matavimą, į pasivėrimą, automobilis pamatuoja prošvaisą. Valio, išvažiuoja iš boksų automobilis, hidraulinis padarytas pakabos atramoj toj, kuri amortizatorių spiruoklė, reiškia, perduoda iš rato jėgas, įstato tokį teleskopą, kuris sutrumpėja, išvažiavus iš boksų automobilis atsigula ant žemės ir vėl tas atstumas tarp tos sijonėlio ir kelio paviršiaus pasidaro nulinis. Ir Pikė tokiu būdu laimėjo su tuo 49 čempionatą. Tai visi tyčiojasi, nes visi turi akis. Automobilis išvažiuoja iš boksų ir atsigula ant žemės. O kaip buvo padarytas tas actuationas, kaip tai jungdavosi? Neįsivaizduoju. Reikėtų Gordoną Murray paklausyti. Bet 52. Tai vienas iš gražiausių Formulės 1 bolidų, ta strėlė. Ir kodėl būtent tokia forma? Nes jisai netrodo labai aerodinamiškas, ypač žiūrint tos radiatorius, kurie blokuoja oro srautą į tą tarpą tarp ratų ir kėbulo, ar ne? Ypač žinant, kaip toliau vystėsi Formulės 1 aerodinamika. Kodėl tokia schema? Gordonui Murray tas šviesulys naujam reglamente pasirodė, kad dabar, kai efektyvumas sparnų staiga sumažės bolido, prispaudžiamoji galia sumažės, pasidarys labai svarbu turėti gerai apkrautus varančius ratus. Ir jisai nugrūdo variklį kiek įmanoma arčiau galo ir tos radiatorius pripakavo kompaktiškai, kad kuo daugiau šitą svorio bolido būtų gale. Ir pasirodė, kad nežiūrint į tai, kad jisai atrodo nelabai racionalus, pasirodė, kad tai veikianti schema, kol McLarenas nesugalvojo jau vėliau to Coke bottle, Coca-Colos butelio principo, kad atvirkščiai šonai susiaurėja prieš galinius ratus, tam, kad praleistų srautą oro pro tą atsirandantį tarpą. Tai va. Įdomi paskaita. Dar ne viskas. Dar negaliu, žinok. Paskui, reiškia, dar buvo 55 Brabhamas, kuris man vėlgi labai krito į akį dėl to, kad tai buvo automobilis daugeliu prasmių nustatęs sekantį kitos komandos bolidą, kuris tapo nenugalimu. Bet T55, jeigu tu pažiūrėk, kokio jisai aukščio. Jis turėjo tą BMW turbo variklį 1,5 litro. Tai Gordonas Murray tą variklį paguldė. Nes kitos komandos jį naudoja stačią tą variklį. Eilinį 4 cilindrų variklį. O Gordonas Murray savo Brabhame tą variklį paguldė lenktynininką automobilyje ir padarė tą automobilį klaikiai žemą, nes jis suprato, kad su tuo varikliu 4 cilindrų jam prieš Hondas varžytis ateityje bus labai sunku. Deja, tas automobilis matyt pritrūko laiko ir man atrodo su juo prieš sezoniniuose testuose toksai italas Elio De Angelis žuvo Prancūzijos trasoje. Bet idėjos tos mašinos nuėjo į kitų metų McLaren MP4. Klaikiai žemas. Į McLaren MP4, kuris laimėjo iš 16 lenktynių 15. Ir McLareno konstruktorium tapo būtent Gordonas Murray perėjęs. Nors ten yra daug ginčių, kad daugiau autorystė to automobilio priklauso Steve'ui Nicholsui, kitam konstruktoriui, kuris faktiškai viską ir darė. Gordonas Murray buvo ten daugiau toks žvaigždė tokia, tuo metu atėjęs.
stovi, man atrodo, vienas iš jų stovi Tai BMW muziejuje Parmalat. Jeigu jūs palygintumėt, pavyzdžiui, MP43 su MP44 McLareną, na, pernykštį McLareną su 88 tuo, tai jūs pamatytumėt, kad tai būtent Brabham BT55 tas viską nuleisti žemyn ir padarė didžiausią skirtumą. Jis vizualiai labai gerai skiriasi, jeigu tu įsižiūri į patį automobilį. Na, o ko gero MP44, tai matyt paskutinis formulės bolidas, su kuriuo šis konstruktorius, na, turėjo kontaktą realiai. O po to, ko gero, vėlgi jisai užsitarnavo dėmesio dėl to, kad jisai sukūrė absoliučiai nekompromisinį pirmą hypercarą, tai yra McLaren F1. Ta automobilį, manau, visi, na, ir sporto, ir automobilių entuziastai puikiai žino. Automobilį, kuriame žmonės sėdėjo 3 vairuotojas centre, ar ne? Bagažinės buvo tokios daromas, paskui sakė, pats Gordonas Murray sakė, nesąmonė tas bagažinės, labai nepatogu buvo. Bet jisai tą automobilį konstruodamas absoliučiai jokių kompromisų nedarė. BMW padarė McLareno užsakymų variklį 12 cilindrų specialiai. Ir vienintelė detalė iš serijinės gamybos panaudota šitam McLaren automobilyje buvo bagažinės durų spynelė, kiek aš girdėjau. Nes Gordonas Murray pasakė, kad ko gero geriau spynelę sukonstruoti, nu, lengvesnė, labiau tinkama jo automobilį neįmanoma. Visa kita buvo absoliučiai viskas konstruojama, gaminama, absoliučiai. Tai tokia absoliučiai bekompromisinis automobilis. Ir žinoma, tada tais laikais jisai tikrai darė įspūdį. Dabar tai, žinai, ten, nežinau, vienas iš brangiausių 10 milijonų kainuoja. Ir jo turėjimas kainuoja klaikiai daug. Bet tą brangų turėjimą, nes neatsimenu, kas kiek tūkstančių kilometrų automobilis turi būti skraidinamas į aptarnavimui, kas 5 metus jam turi... 20 ir 35 milijonai dolerių. Kas 5 metus jam keičiamas degalų bakas, nes ten kaip Formulėje 1 jisai yra tas maišas. Taip. Ir taip toliau. Bet kita vertus, kodėl kainos tokios jų naudotų didelis? Todėl, kad tas automobilis visą laiką atnaujinamas. Ir jeigu atsirado kažkokia naujesnė technologija per tuos metus, tai ta technologija atranda savo vietą į to automobilio atnaujinimus. Tai yra kaip tavo kompiuteris, kuriam tu gauni naują programinę įrangą ir taip toliau ir panašiai. Dėl to, kad faktiškai tas automobilis visą laiką naujo automobilio būklės yra. Dėl to jo vertė kyla, o jų nedaugėja. Jų gali mažėti fiziškai, jų nedaugėja. Tai kolekcionieriams labai yra, na, vertingas daiktas. Okay. Na ir pabaigai dabar jisai turi, man atrodo, savo sukūręs automobilį, kur visai jokių kompromisų. Cosworth 12 cilindro atmosferinis variklis, mechaninė greičių dėžė. Kaip jisai vadinasi? F1 GTR, McLaren F1 GTR? Ne McLarenas. Jisai savo vardu jau sukūręs tą automobilį. GMA T50. Jo. Jisai nesveria tonos su 12 cilindrų varikliu. O tas variklis sukasi virš 12 tūkstančių susukimo, man. Ir jisai turi, žinai ką, iš to BT46 Brabhamo, netiesiogiai iš to, bet tą pačią idėją pasiėmė. Ko gero vienas iš žinomiausių jo kūrinių, BT46 Fan Car, kur pirmą kartą atvežė į lenktynės Anderstorpe, buvo Švedijoje. Niki Lauda sėdo ir taip sekundės kelias visiems. Visi pradėjo žiūrėti lenktynės, ten į vienus vartus laimėjo. Fan car vadinamas. Jisai turėjo nuo greičių dėžės ventiliatorių pastatytą ir tas ventiliatorius siurbdavo orą iš po automobilio. Oficialiai tas ventiliatorius siurbdavo orą per radiatorius, kad aušinti automobilį. Oficialiai. Kad funkcija jo aušinti. Ir jisai apie 800 vatlio galių iš variklio atimdavo. Bet nežiūrint į tai, kad jisai atimdavo vos ne 20% variklio galios, jisai darė tą automobilį klaikiai greitesniu už savo varžovus.
Tai va, tai tą fan turi ir šitas serijinis, ne serijinis, o tas hiperkaras, kurį dabar Gordonas Murray. Dabar čia dar rimtesnis fan karas su tas McMurtry, kuris Goodwood'e prieš kelis metus rekordą. Buvo toks mėlynas toksai mažiukas. Elektrinis, labai mažiukas ir... Kaip vadinasi? McMurtry Spirling šitas. Yes. Tai va, aš tikiu, kad jūs galite pasiieškoti daugiau informacijos ir apie Gordoną Murray, ir apie jo kūrinius, ir tiek Formulėje 1, tiek už jos ribų. Nes tai įdomus žmogus ir aš tikiu, kad galėsiu ateityje jums papasakot kitų istorijų, gal trumpiau, nes šį kartą gausiu šiek tiek ištestą. Tai dabar tada, kadangi mes viską... Mes dabar... tą intro ilgas intro. Tai turim papasakoti trumpai, kodėl svečias nedalyvauja mūsų Hot Lap Challenge, nes svečias turi, vadinkim taip, kontraktinių įsipareigojimų, interesų konflikto su kita panašia kompanija, vadinkim taip. Ja? Tai mes šitą klausimą čia ir uždarom, kiti svečiai važiuos. Bet tu gali patvirtinti, kad darbas su simuliatoriais, ko gero, svarbus automobilių lenktynininko dabar sudėtingai, kaip tu kitaip pasiruoši. Realiai visi, kas ateina dabar į sportą, tai jeigu neatėjo tiesiai nuo simuliatorius, tai bent jau labai daug jį naudoja. Ir kaip ir komandos jį naudoja, tai lygiai taip pat kaip ir vairuotojai, aišku, tokiam... Iš pradžių tas įrankis yra mokytis vairuoti. Jeigu ten paim tokį kaip Maxą, jam turbūt mokytis vairuoti nelabai ten yra ko, bet šiaip palaikyti tą formą, vadinkim, ir palenktyniauti, tai jam tai yra tiesiog smagu, bet ir šiaip naudinga, kad jis visus metus tada lenktyniauja. Tu nelauki ten tik tų savaitgalių ir simuliatoriui tu dažniausiai lenktyniauji daug artimiau negu Formulėje 1. Bet matosi toksai, nežinau, ar tik tai man pastebėjimas, kad tos senesnės kartos lenktynininkams jiem kartais pakenkia. Žiūrėk, toks buvo ir Raikkonenas kažkada, kur sakė, nelipo jam simuliatoriai. Dabar Hamiltonas irgi atsisakė simuliatorius ir sakė, kažkaip sugrįžo tie natūralūs kažkokie pojūčiai. O visiems jaunesnės kartos jiem pačiai. Čia gal apie du labai skirtingus simuliatorius. Ne, aš suprantu, kad jie visiškai skirtingi. Tas, kas yra komandos simuliatorius, tai tenais yra darbo vieta. Ten, manau, kad pirmus gal kartus yra smagu, bet... Ten ne vairavimo mokymuisi skirta, o bolido tobulinimui. Derinimų tobulinimui ir panašiai, optimalizavimui. O tie paprastesni simuliatoriai, kuriuos naudojai ten tom online lenktynėm, tai čia tiesiog ar tau patinka tai ar nepatinka tai. O ta naujoji karta vis tiek visi su tuo užaugo, tai dažniausiai ir kitaip nebus. Nes pagalvok apie kaštus pirkti automobilį, ruošti į žmonės tam reikalingi. Laikas, trasa, kūras, degalai, padangos, kitos išlaidos remontui, paskui avarijom ir taip toliau. O čia niekur nereikia važiuoti, namie nusipirkai, pasistatei, sėdė. Už elektrą tik susimoki. Ir už internetą. Ok, tai keletą naujienų dabar. Turiu keletą naujienų, po to pakalbėkime apie Spa ir Vengriją. Tai apie Perezą. Buvo pažymėjęs, kad High Performance podcast'e Perezas dalyvavo, labai įdomiai papasakojo apie savo istoriją su Force India, kaip jisai ten Zauberis, Force India, po to kaip Red Bull'e važiavo, tai nesiplėsiu, tiesiog suraskit podcast'ą ir pasižiūrėkit. Ten buvo viena įdomi vieta, kaip jisai išgelbėjo Force India nuo bankroto, inicijavęs tą bankrotą. Galima sakyti, išgelbėjo Force India komandą nuo likvidacijos, nuo visiškai jos uždarimo, inicijavęs bankroto procedūras ir tada atėjo Lawrence'as Strollas, nupirko ir visi liko su savo darbo vietom ir Tai Perezas buvo tas iniciatorius. Tada iš naujienų dar Rafael Camara, tai iš Formulės 2 lenktyninkas. Mes apie jį esam šnekėję ir beje šį savaitgalį Spa'a jam geras savaitgalis buvo, nes jisai laimėjo ir kvalifikaciją, ir pagrindinės lenktynės. Tai. Panašu, kad 27 metais Haase važiuos jisai. Tai greičiausiai Estebanas Okonas bus paprašytas, jeigu taip kaip dabar atrodo
vaizdas. Ir Colovas mano mėgstamas vėl labai neblogai suvažiavo. Tai Formulės 2 nelabai. Aš kartais, jeigu yra laiko, tai... Vat neblogas, Nes Rafaelis Kamara. aš sprint lenktynių nežiūrėjau, o feature'ais žiūrėjau tik tais dalį, nes lėkiau jau komentuoti Formulės 1, tai galo nemačiau, bet Colovas startavęs iš 10-ko antros pusės, jisai, man atrodo, turėjo ant podiumo atvažiuoti, man taip atrodo. Trečias atvažiavo, ten buvo ir Jis labai, jis ir prisidarė ten reikalų, beje, jisai su Kamara ten ir susipyko pirmam postui, man atrodo, kažkas. Buvo reikalų, bet tai va, tai gandas yra toks, kad Kamara ateina į Formulę 1 kitais metais ir apie Colovą vis dar sklando gandai, kad jisai į Racing Bulls, į tą Red Bullio jaunesnį komandą irgi jau bus pakviestas. Tada dar kas... Vengrijoje, čia apie Vengriją gal kalbėsim. Va toks įdomus gandas, kad dėl to, kad tu turbūt bus, tai žinai, 2 etapus šiemet nukencelino. Ten Bahreinas, Saudo Arabija, dėl karo. Tai yra gandai, kad 2 Grand Prix Baku arba Singapūrė bus, arba ir ten po 2. Kol kas nenuspręsta, kol kas 22 kalendorijoje etapai kaip ir buvo. Tai priklauso dėl paskutinių etapų. Taip. Bet, nes matai, Vekas nukensino juos jau dabar, ir persikelia į Europą. Nu, va. nes gale sezono vėlgi turim Abu Dabi. 2 lenktynės. Saudo Arabija ir Abu Dabis, ne? Ne, Saudo Arabija, ne, Abu Dabis. Kataras. Kataras. Va. Tai dėl to aš irgi nebūčiau tikras, kad ten įvyks. Nes veiksmas ten... Ten veiksmas pastovus, ten kaip tik labai daug judesio. Tai va, ir turbūt gandų prasme tiek žinių, o Spa, tai Belgija turbūt ir Spa trasa yra viena iš tų tokių klasikinių senų old school. Bet trasa, kurioje norisi žiūrėti lenktynės. Ir važiuot. Ir važiuot. Tu gyvai važiavęs? Esu važiavęs. Nu va, tai tada turbūt tu gali papasakoti tą pojūtį, ne? Ne iš simuliatorius. To nepajausi netikram automobiliui. Tave prispaudžia, ne orūžė, o radione tave... Tas gal labiau, kad tą prispaudimą jau ir per nugarą, kaip praeina, kad tave suspaudžia ir po to atsilaisvina kažkiek, bet ypač pirmus kartus, tai jo. Duoda, ne? Ir nesitikė, kad taip bus. Praeini trekoką, matai, kaip aukštai ten kyli, bet pirmus kelis ratus, tai jo. Viškai įkvėpti reikia. Ten kvėpuoti neįmanoma turbūt važiuojant, ne? Kvėpavimą turi sulaikyti, ar ne? Va tą momentą. Tam momentą, tai kai prispaudžia, tai ne. Kai žiūri teleką, tai netrodo tie tokie aukščio skirtumai, ar ne? Bet aš įsivaizduoju, kad tikroji trasoj, nes prie Orūžo tai žemyn dar leidžiasi trasa, o tada tu šitą kilimą matai kaip stačią sieną vos. Ir mašinoje gal taip nesijaučia, kaip peškom. Kaip pėšiasi. Nes mašina irgi, pavyzdžiui, kad daug kas tikrai, manau, kad nežino, kas nėra buvęs kad po Radiono visa ta Kemelio tiesiog yra į kalną. Įkalnė. Tenais yra visai ta įkalnė, gerai, jinai nėra labai... Dėl ko hibridinė sistema duoda tokį pranašumą, todėl kad tu į kalną, tu dar svorį nugalinėjai į viršų keliam. Tai kai prasieini labiau matosi, nes automobilį irgi ten nėra tiek daug laiko pamastyti, kaip čia gražu ir kaip aukštai aš čia dabar kilsiu, nes jau kai pradėsi galvoti, jau būsi užkilęs ten viršų. Aš žiūrovo vietoje tik tai buvau 12 metais. Kaip tik Kemel tiesiog yra toks miškelis, kalniukas, tai aš ten iš miškelio priešais tą didelį ekraną stebėjau lenktynės. Ten jeigu apačioj pačiam Orūže tenais atsistot, tai labiausiai matosi tas pakilimas. Už Atitvarų buvau, bet matėsi jo. Transliacija neperduoda to aukščio visiškai. O Spa, aš tai atsimenu Spa nuo 98 metų avarijos. Nežinau, tu esi matęs įrašus. Starte. 9 automobiliai ar daugiau. Nusimontavo iš karto. Ten buvo dar, tais laikais buvo galima tą Tikarą pasiimti. Vienas iš lenktynininkų, komanda atveždavo 3 automobilius dažniausiai, vienas iš lenktynininkų galėdavo paimti tą atsarginį. Į finišą atvažiavo 5. Bet šitą buvo antras startas duotas. Buvo antras startas, jo. Ir kažkas gavo atsarginį automobilį. Ir laimėjo tada Jordano
Jo, laimėjo Hillas su Jordanu, Hillas su o Jordanu, Ralfas Galton. Schumacheris antras, geltonį Jordaną. Mhm. Jordanas šokinėjo, Eddie Jordanas. Neįtikėtina. Labai, labai linksmas. Taip, kas dar įdomu buvo, ką aš čia pasižymėjau, su mūsų minėtais Racing Bullais buvo toks momentas, kad komanda sakė, kad mes galim atnaujinti automobilius, bet tik tai vieną, o du galėsim tik Vengrijoje. Ir sakė lenktynininkams, jeigu norit, traukit burtus kokiu nors būdu, duosim tik tai vieną. Arba laukit, tada Vengrijoje abu automobilius. Gausit po lygiai. Gausit po lygiai. Tai jie pasirinko gerai, traukiam burtas, burtai buvo kas kvalifikacijai, greičiausias bus, man atrodo, kažkaip. Tai čia burtas? Manau, kad tai ne čia ne burtas? kvalifikacija, gal anksčiau, nes Anksčiau. po kvalifikacijos Ne šitoj kvalifikacijai, praeitą kartą. Man atrodo, taip susitarė kažkaip, kas bus greičiausias. Bet jeigu ką tu Nelabai laimi, čia tai... burtai čia. Nu, Tai čia jau ne burtai, nu, čia... gerai. Nu, gal neteisingai supratau, nes vienam šaltinėje buvo rašyta, kad buvo kažkokia burtė, o kitam ne, buvo parašyta, kad susitarimas tarp jų, kas bus greitesnis, tas ir gaus. Tai gavo Lindbladas. Ir akivaizdžiai kvalifikacijai skirtumas akivaizdžiai buvo 0,3-0,4 juntamas. visą laiką. Ne? Tai Vengrijoje tikėtina ir Lawsonas važiuos. Apie Racing Bullus mes jau buvom pažymėję, kad jie yra realiai 5. komanda jau. Jie išsiveržė iš vidutiniokų į tokius aiškų Topo tarpininką. pačią. Kas dar ir kvalifikacijai, bent jau aš pasižymėjau tą Hadžaro pasiaukojimą Verstappeną traukiant. Žiūrėjai kvalifikaciją? Ne, Nežiūrėjai. Buvo labai įdomus momentas, kad Hadžaras patekęs į top 10, bet jie net nebandė su juo. Kodėl aš dabar... Aš kažką apie to, man atrodo, jisai baudą turėjo. Jo. Jisai už komponentų Taip. jėgainės keitimą turėjo 10 metų. Už elektroniką ar kažką. Už- Ką jie ten keitė? Kiekvienas komponentas savo baudą. Tai vieną ratą išvažiavo tokiu būdu, kad patraukt paskutiniam sektorė Verstappeną, kad padarys slipstreamą. Vienam rate pavyko, o antram rate tam jau greičiausiam pavyko ant tiek, kad buvo apskaičiuota vos ne prisilietė Verstappenas prie jo. Atrodė gana taip baisiai. Jo, bet sakė viskas gerai, sako, jeigu ką Verstappenas dar veikavo, jeigu ką, tai aš jį būčiau pastumęs tiesiog ir tiek žinių. Nes Maksas tą pagalbą įvardijo ne kaip slipstreamas, o slipstreamas 1,5. Maždaug pusantro slipstreamo gavo. 0,4 kažkur, tai irgi persvaro 0,3, 0,4 vien tą atkarpą. Tai tokiu būdu įsikvalifikavusi trejetukė. Įdomus buvo momentas. O dabar kas esminis momentas, turbūt tai teisėjavimas, bent jau mano dvytos pastabas, nežinau ką. Čia kaip 21 metai, čia, žinai, bus žmonių, kiekvieno lenktynininko fanai dainuos skirtingą dainą, žinai. Aš, pavyzdžiui, į tą Russelo Hamiltono incidentą, aš jį būčiau labai greitai ir ramiai numetęs į racing. Lenktyninis incidentas, tu žinai apie ką kalbame. Jo, aš mačiau. Kaip tau atrodė? Aš irgi turbūt, kad numesčiau, kad čia lenktyninis incidentas, ypač Nes tai pirmas yra pirmas ratas. Nes tai buvo ne du lenktynininkai, jeigu jie būtų buvę du tik tai dviese, galima tada ten... Turbūt, kad labiau kaltas kažkiek gal Hamiltonas vien dėl to, kad išsileido, bet čia pirmas ratas. Nes ten buvo Čia- dar... O ypač šitam posūkiui čia šitas incidentas. Kiekvienais metais įvyksta lygiai toks pat incidentas. Kai aš pasakiau, kad aš vertinčiau tai kaip lenktyninį incidentą, aš turiu pasakyti, kad aš mačiau video, kur labai gerai matosi Hamiltono vairo judesys. Toks. Smūgio metu. Būtent tuo metu. Bet, sakau, vis tiek, bet kur net įvertinus tai, aš sakyčiau, lenktyninis incidentas. Tai bauda, herzne. O kitas situacija, vėl dėl kurios ginčijamasi dėl Leclerco ir Piastri. Aš nematau, kaip sakyti, per didelės dalies Leclerco judesys buvo, bet ko Piastri ten lyst reikia. O jeigu jisai norėjo vėliau jį atakuoti, tai nežinau, tada būtų vėliau, jisai būtų
Leclerc'as jį vis tiek išstūmės vėliau. Man atrodo, kad jisai mažiau nukentėjo šitoj situacijai, negu jeigu jisai būtų jau į posūkį įėjęs ir tada jam išvažiavimą būtų uždaręs Leclerc'as. Jisai būtų sėdęs į žvyrą ir ėjęs kartu su Russellu. Čia būtų buvo kažkas panašaus kaip, ar tik ne 16 čia metais, abu Mercedesai. Rosbergas su Hamiltonu. Kadangi blokavo stabdymo zonoje, tai yra ginčytina dalis. Tai yra, vis tiek turėjom palikti vietos. Bet jau išvažiuodamas iš posūkio, jisai neprivalėjo nieko padaryti. Jisai galėjo važiuoti savo kokią nori trajektoriją. Toliau. Ir į absoliučiai jokią erdvę Piastris ten būtų nepretendavęs. Tai man atrodo, kad baudos neskyrimas šitoje situacijoje buvo absoliučiai logiška. Aš žinai, prie ko buvau prisikabinęs, dar esu tau nusiuntęs tos skrišotus čia dar pasidėjęs, kur patys teisėjai ant savęs, parašė. Ne? Nežinau, ar tu matei tos dokumentus, tai pavyzdžiui, apie Hamiltono avariją, tai buvo parašyta, kad 44 automobilis experience understand, reiškia, priekis jam nuslydo, nuslydo, ne? Ir attempting to avoid, reiškia, jisai bandė išvengti 63 automobilį by applying corrective steering. Tai jie rašo, kad tas automobilis, kurį mes kaltinam, darė viską, kad neatsitiktų incidentas ir being unable to maintain sufficient separation. Reiškia, nesugebėjo, ne? Jie aiškina, kad tai yra lenktyninis incidentas patys, o po to rašo, kad jam reikia... Ne, jis sako, kad viską darė, kad jisai nesuvaldė automobilio iki galo. Ne, bet siekė. Ne, tai aš siekti gali labai daug ko, bet jeigu nesuvaldai... Bet o kaip ta savoka tada avoidable incident? Išvengiamas. Tai čia avoidable ar unavoidable? Aš irgi sutikčiau, kad čia turbūt labiau racing incident, bet matau, kodėl galima jam buvo šitą skirti. Tai todėl jie skiria 5 sekundės, o ne 10, nes dažniausiai 10. Okay. Ir antram irgi 16, reiškia, car 16 did not deliberately crowd car 81 off the edge of the track. Specialiai taip nedarė. Prieš tokią formuluotę aš prieštaraučiau. Jisai darė specialiai. Jisai darė judesį. Jisai blokavo jį. Nes po to jie rašo, tai tu negali rašyti vienam sakiny, kad did not crowd, o po to by moving slightly to the left. Tai tu rašai, kad nestumė, o po to rašai, kad stumė. Taip negali būti. Nebent buvo vietos. Aš neanalizavau iki galo. O kaip tu matai? Žmogus lenktyniavęs, mes tai tokie čia, žinai, visi. Manęs tai kuo daugiau jie tenais pasitranko, pasidaužo, tai tuo smagiau. Man smagus NASCAR'as, smagus GT lenktynės, kur vyksta veiksmas. Tai kuo daugiau šito veiksmo, tai tuo smagiau. Tai kuo juos labiau bando pririšti, tuo dažniausiai. Nes toksai suvaržymas veiksmų visiškas, tai ko gero būtų pragaištingas, bet kuriuo atveju. Jeigu ten bijotų visi pirštą pajudinti. Mano turbūt esminė pastaba, kad tas teisėjavimas vis nusistumia nuo incidentų įvertinimo iki pasiekmių už incidentus įvertinimo. Nes pasiekmė gali būti vieną kartą gali būti nieko, kitą kartą gali būti avarija, bet tu turi vertinti ne pasiekmę, ar buvo ten pagal taisyklės ar ne. Aš manau, su Russello turbūt, kad situacija, kad jie greičiausiai pridėjo ten tas 5 sekundės už pasiekmę. Piastriui pasiekmė, kas buvo ten nulaužtas šitas dugno priekis. Dalis ten. Okay. Kas dar iš Belgijos? Klausyk, kaip tu matai šitą, kad Russellas kažkaip nepajėgus absoliučiai su Antoneliu darosi. Kas pasidarė? Nežinau, aš po pirmų lenktynių kažkaip pradėjau taip matyti jau, kad Kimi važiuos. Po antrų tai dar labiau. Bet kaip tokį didelį žingsnį Antonelis padarė? Nes, arba Russellas pasėdo smarkiai, arba Antonelis čia padarė labai didelį žingsnį. Kaip jis tokį galėjo žingsnį padaryti? Gal Antoneliui smagu su šitą mašiną. Gal jam tas reglamentas naujas. Jam gal patinka, kaip automobilis valdosi, gal Russellas kažkiek nesusigyvena su to. O dabar tai manau, kad tiesiog jisai psichologiškai atrodo labai palūžęs. Ir kiekvienos tokios lenktynės
jam tik Tik tais sunkiau. tą į dugną traukiantį svorį jam dar dameta akmenį vieną. Bet jisai pats bent jau pripažįsta, tai sako, nu aš jau bandžiau va taip nusiresetinti čia prieš 2 etapus, kad jo, prieisiu prie kiekvieno lenktynių kaip prie atskiro evento, bet dabar sako, aš net, nežinau. Jeigu jisai dar į pertrauką išeis po eilinės kokios nors, tokios po eilinio laikaus rezultatą, tai čia bus tragedija. Nes žmogus tada su savo mintim sėdės tą mėnesį, nežinau kaip tada jisai grįž. Nors jis praeitais metais surado, kaip grįžti irgi po panašiai daug pridarytų klaidų. Ir jisai plius minus po vasaros ir grįžo, man atrodo, kažkas to. Tai, atsigavo, jo. Pilnai nurašyti gal nereiktų Raselo, bet žinai, ilgas jam labai kelias. Kol tavęs laukiama, Arūnui užsiminiau, iš 10 lenktynių, kurias turėjom, 6 laimėjo Kimi Antonelli, o galėjo laimėti 8. Čia yra kosminis procentas. Jeigu mes nežiūrim taškus, o grinai pergalės, 60% jau yra labai daug. Bet žinai, prie to vaizdo vis tiek reikia pridėti, kad ko gero vis tik jisai turi automobilį, kurio potencialas yra bent kažkiek didesnis už jo varžovų. Na žinoma, tas svyruoja nuo trasos prie trasos, bet didžiąją dalimi Mersas turi kažkokią... Bet mes dabar kalbam tik tai apie jį ir Russell. Taip. Čia ne... Tai vat susakau. Kad Mercedesas stipriai į priekį, tai ypač Spa labai pasimatė, kad jam pasivyti Leclerc'ą buvo, kiek jam užtruko, 2-3 ratai, o po to jis vėl prisuko kranelį. Ten ta viena sekundė. Ir aš dar nebūčiau tikras, kad jisai įvijosi maksimaliu tempu. Tai yra, kad jisai ten pasitaupė netgi besivydamas jį. Gerai, kas dar? Apie Ferrarius čia kažką šnekėt. Palauk, McLarenai, Piastris kažkoks biškį nublankęs. Bet visas... Nuo praeitų metų galo ten. Taip, aiškina, kad jisai yra per smooth. Jo vairavimas stilius šitam automobiliui yra per... Techninis reglamentas ne jo naudai. Daug kas taip šnekėjo. Atsimeni, praeitais metais mes irgi kalbėjom, kad šis automobilis šių metų patiks Hamiltonui. Atsimeni, šnekėjome. Taip ir yra. O vat kai kuriem, kurie važiuoja, kaip kažkada Buttonas, irgi Buttonas vairavo taip pat smooth. Jo? Kas dar? Piastri tai važiuoja. Kažkodėl jiem netinka. Padangų nesušildo, dar kažko nežinau. Ir kas dar, tai Racing Bullai labai neblogai važiavo abudu. Vengrijoje lauksim jų atgyjimo. Beje, kodėl šalmas? Čia Raikkoneno šalmas, bet kadangi Kimi Antonelli pavadintas šito lenktynininko vardu, tai aš todėl atsinešiu. Sujungti su tom 6 pergalėm. Tai kalbant apie Vengriją, turbūt iš karto. Vengrijoje visi laukia Ferrari didelio proveržio, turbūt netgi dublio. Daug kas pranašavo į dublį Ferrari, nes jie važiuoja labai gerai tokio tipo posūkiuose, kur nėra vidutinio greičio ilgų posūkių arba ilgų tiesių, nepaisant to, kad tiesioji pati Vengrijoje pakankamai ilga. Bet į ją išeit tam, kad būtų atsilikimas neblogas, nežinau, ar pavyks tas followingas. Išeinant iš paskutinio. Aš spėju, kad ir Ferraris, kaip sakyti, aukščiau santykinio savo lygio gali atrodyti ir McLarenas, man atrodo, irgi gali santykinai geriau atrodyti, negu atrodė kitose vietose. Vengrija šiaip tokia keista trasa. Tokia keista, bet irgi aš kaip statistikos fanatas pasižiūrėjau Hamiltono 8 pergalės, 9 polų ir 12 podiumų. Tai turėtų tiesiog nušluot visus. Matai, jeigu statistika padėtų vairuoti. Dažnai padeda. Tai Hamiltonas turbūt visuose etapuose turėtų taip nušluot. Ne. Vat Spa, žiūrėk, jeigu ne ten kažkokias klaidelės nedidelis kvalifikacijų, po to free practice sudaužė, nedidelę avariją, bet sudaužė automobilį, jam nespėjo ten kažko padaryti. Kai kažkur nedidelę klaidelę padarai, tada jau sunku, bet jisai važiavo labai respektabiliai. Ir Belgijoje. O Vengrijoje aš tai labai tikiuosi pergalės. Nes Kimi jau kiek galima, užteks gal.
Nu, dabar Hamiltonas antras čempionatas. Taip. Tai tada aš už Hamiltoną. O, okei. Palauk, Hamiltonas. Bet jeigu jisai bus pirmas, tada... Tada apsikeisi. Jo, tada aš apsikeisiu. Bet Hamiltonas jau ar ne trečią kartą šiais metais į antrą vietą pašoka? Ar čia antras kartas? Man atrodo, antras. Nu, čia dėl Russell daugiau. Mhm. Ir Vengrijoje, kas dar įdomaus, jeigu aš neklystu, Astonas atveža atnaujinimus, taip? B Kaip versija. atnaujinimus? B Kitą versija. automobilį. Na, ne kitą, bet labai modifikuotą automobilį. Ir tas labai modifikuotas. Bet man aš tikiu, kad jie tą sieja ir su Hondos variklio kažkokiais pakeitimais. Astono upgrade'as pagal tai, kaip ten, aš nežinau, ar čia deklaruota buvo jų, ar tiesiog gandai, -2 sekundės Astono turi būti upgrade'o rezultatas ir Honda 0,5 sekundės. Tai 2,5 sekundės jie turėtų atgauti, bet tas, jeigu mes pasižiūrėsim dabar Spa, jie nuo Cadillac'o atsiliko 2 sekundės. Žinai, kodėl mes turėtumėm žiūrėti į Spa? Nu, ilga trasa, jo. Nu, ir vėl tam tikros savybės, kur jeigu tavo variklis silpnas, tai tu dvigubai praloši Spa trasoje. Nu, taip. Vengrijoje variklis nėra esminis dalykas, na, hibridinė dalis gal, bet Laukiam stebuklų. aš manau, kad Vengrijoje jie šiandien atsilieka gal 2,5 sekundės. Šiandien. Nuo topo. Nuo lyderio. Nuo lyderio. Nuo lyderio. Šiandien. Nu, tai yra su tokiu automobiliu, kokiu važiavo Spa. Tai čia burtai yra, 2,5 sekundės yra burtai. Neras jie tiek. Nu, bet aš linkiu, kad jie rastų kažkiek ir kad daug rastų. Nes man visai būtų įdomu, kad jie pradėtų tą automobilį iš tikrųjų tobulinti. Nes dabar jie jo nieko nedaro, nes kam į tualetinį popierių pinigus, taip sakant, investuoti. Vis tiek nieko nebus. Nes jeigu rezultatas jų patobulinimo bus tas, kad jie aplenks Cadillac'ą, kurį ir šiaip lenkdavo kartais, na, priklausomai nuo trasos. Kas iš to? Tai kas iš to? Tai čia ne... Taip. Tai čia turbūt mūsų paskutinis buvo komentaras, paskutinė tema. Gustai, ar turi kažką numatyti? Kaip tu manai Vengrijos Grand Prix pabaigą? Top 3 tavo, pavyzdžiui. Top 3? Tai jeigu Aston Martinas kiek 2,5 sekundės, tai Alonso, Strollas ir Cadillac'as nieko neturi. Geras. Ir Perez. O čia, pažiūrėk, palys, kas nors ten, žinai, kas nors įvyks, kažkas. Nu, pavyzdžiui, jeigu pirmi 19 susidaug. Jo. Atsimeni tas lenktynės, Bet buvo, kas ten buvo, kai visi po formavimo rato į pitleino Hamiltonas ir... Jo vienas atvažiavo. Jo, tai to ir palinkėsim. Labai fainai. Tai turbūt šiam kartui tada tiek. Dėkojom mūsų svečiui, jums primenam, kad jūs irgi turite dirbti, o tai reiškia rašyti klausimus, spausti patiktukus, rekomenduoti, dalintis ir prenumeruoti. Žinoma. Iki kito karto. Čiau.